Su šventomis Velykomis, brangus Raseinių krašto žmonės. Nuostabi šventė, brangieji. Kristaus prisikėlimas padovanojo pasauliui neįtikėtiną viltį. Kiekvienas iš mūsų esame pradžiuginti šią žinią, nes gyvenimas, kuris tęsiasi šios žemės keliuose, keliasi į amžinybę. Jėzus savo gyvenimu parodė, kad tai yra tikrovė. Dar daugiau jis kalbėjo, kas tiki mane, nors ir numirtų, bus gyvas. Brangieji, tikėjimas yra nuostabi galia žmogaus gyvenime, kuri atgimdo širdį, dovanoja džiaugsmą ir mes visi turime nepaprastai gražų tikslą gyvenimo, kuris veda mus kartais neramios žemės keleivius per išbandymus, tačiau žinome, kad Dievą mylintiems viskas išeina į gerą. Tai liudija ir ši brangi Šiluvos vieta, kur Dievo motina apsireiškė ir pradėjom naują atgimimo istoriją, padovanojusią mums tiek daug įkvėpimo. Laisvės rytas, kuris išaušo mūsų tėvynėje, buvo didžia dalimi ir šios vietos įtaka, nes tikinti žmonės besimelsdami įgavo drąsos ir siekė laisvės ir nepriklausomybės. Tai vėlgi atgimimas padovanojusiam kraštui gyvenimą ir naują viltį. Na ir taip pat norisi paminėti 100 metų Kauno arkivyskupijos jubiliejų, kurį švenčiame šiais metais. Mūsų bažnyčios istorija taip pat mena ir pakilimo, bet ir taip pat tamsaus slėnio laikus, kai ėjome drauge su tikėjimu, kad Viešpats mūsų nepaliks našlaičiais, kad padės ir kad mes patirsime prisikėlimo džiaugsmą. Tai vis ženklai mūsų istorijoje, kad Viešpaties Velykos veikia, kad jos yra konkretus įvykis taip pat ir mūsų asmeniniam tautos ir bažnyčios gyvenime. Su šventomis Velykomis būkit įkvėpti, pilni džiaugsmo ir Viešpaties dovanota viltis niekada mūsų teneapleidžia. Sveikinam!